Sveiki, esu Emilis Čekanauskas, esu vaikų ir suaugusių ortopedas, praktikuojantis ir dirbantis šioje srityje keletą dešimtmečių. Pagrindinis darbas susijęs ortopedo traumatologo operacinėse, tačiau kadangi esu pakankamai atviras ir mėgstantis bendrauti ne tik uždarose erdvėse, bet su žmonėmis betarpiškai, tai esu labai patenkintas galėdamas konsultuoti tiek vaikus, tiek suaugusius žmonės ir pokalbio, išsikalbėjimo, ištyrinėjimo forma ne operacinėje, o kabinete. Turbūt esminis momentas, konsultuojant tiek vaikus, tiek suaugusius, reikėtų žinoti pirmiausia fiziologinę normą, šeiminę anamnezę arba šeiminę istoriją. Todėl, kad mes nesame atskirti nuo savo šeimos, tiek laikysenos, tiek manierų, tiek detalių. Ir manau, kad todėl konsultacijos tai yra ne vien surasti bėdą, bet ir dažniausiai ne visada tėveliai būna patenkinti, kai pasakai, jūsų vaikas sveikas. Bet esminis momentas atsakyti į klausimą, kodėl mano vaikučio šleivos ar plokščios pėdos, kodėl mano vaikas yra toks sukumpęs, kodėl mano vaikas yra toks nejudrus, kodėl mano vaiko kojos kreivas, man draugė sakė, man kaimynė sakė, kad pasižiūrėkit savo vaiką. Tai nekreipkite dėmesio į tokias nuomonės arba apkalbas. Ateikite pas mus, ateikite į Radvilų kliniką, čia rasite daug gydytojų, kurie atsakytų į jūsų iškeltus klausimus. Vienas iš jų būsiu ir aš, lauksiu jūsų Radvilų klinikoje.